Sveiki, mėlyjeji. Senai būriau kortom. Manęs prašot, norit būrimų. Aišku, privačiai, kiekvienam asmeniškai visai kitokias būrimas. Žinot, kas tą darėt pas mane ir kokie rezultatai ir koks pojūtis. Bet dabar pabursiu visiems. Klausimą tą, kas ypatingai greitai turi įvykti jūsų gyvenime, kas nutiks labai labai greitai ir labai reikšmingo. Paklausim šitų kortų. Paklausim šitų labai labai gražių kortų. Labai stiprių. Kažkas nutiks labai tokio, ką jūs svajojat, ką jūs norit gyvenime gauti, ką jūs norit savo, kad ateitų jūsų gyvenimą. Taip, jūs savo gausit. Ateina kažkas tai tokio, kažkas nerealaus, kažkam iš mano žiūrinčių, tai yra tiesiog fantastika. Tai yra pačios geriausios kortos, kokios gali būti. Ir aš visada darau užkalbėjimą savo kortom ir darau tokį, kad įvyktų. Ateina geros žinios, ateina labai geros žinios. Ateina tas, kas turi labai didelę reikšmę jūsų gyvenime. Kam tinka, dėkit laikus, rašykit, kad imu tiesiog. Ir aš jaučiu savo auditoriją. Kas prenumeruojat mano kanalą, aš labai turiu gilų ryšį su tai žmonėm. Ir labai smagu, kad kreipiatės ir privačių, be baimės, rašykit į elektroninį paštą. Čia yra magas. Ar jūs įsivaizduojat, kad jūs esat pats magas savo gyvenime? Jūsų rankose jūsų likimas ir jūs galit viską padaryti. Pasitikėkit savim. Jūs tikrai galit viską gauti iš savo erdvės, iš savo karmos, iš visko, ką jūs esat nusipelnę. Ir čia yra magas, kuris gali pasiekti visų savo svajonių išsipildymų. Išeikit iš tos baimių, nepasitikėjimo savim. Čia rodo man daug kas, kad bijot, kad nepasitikit, kad netikit savo pergalę, netikit savo jėgom. Išeikit iš to skausmo, iš to. Jūs pakankamai išmintinga, jūs viską padarysit savo gyvenime, jūs viską galit savo gyvenime atlikti, galit viską pasiekti ir gausit viską. Kažkas tai beldžiasi į jūsų širdį, bet jūs netikit, kad jūs tikrai myli. Jūs nepasitikit. Tiesiog jūs nepasitikit, esat nukentėję, esat jau mokyti gyvenime ir tas yra labai labai skausminga. Tai jau praeitis. Išeikit iš tų. Palikit, uždarykit duris, neatsiminkit. Negyvenkit tą praeitim, negyvenkit tuo skausmu. Kam jums to reikia? Eikit į priekį, eikit ten, kur laukia jūsų laimė, kur laukia jūsų džiaugsmas, kur būsit laimingas, kur tiesiog, žinot, kartais realybė tokia, kad žmogus pasiekia viską ir dugne taip pat. Imkit jauti už ragų, imkit savo likimą į savo rankas, drąsiai, ryžtingai ir viskas jums pavyks. Žinot, jūs jau vienu žingsniu tik tai nuo savo svajonių, nuo savo tikslų įgyvendinimų, nuo savo tikslų pasiekimų. Kodėl jūs to nedarot, kodėl neinat? Jūs gaudat šansą, duoda likimą šansą ir bijot. Jie atims, tai kaip žaibo švystelėjimas. Arba imi, arba nueina kažkur kitur. Nebijokit, darykit viską, kad pasiektumėt tą, ką jums likimas duoda. Kurkit savo, auginkit savo laimę, auginkit savo
tuos pentaklius, tuos finansinius, tuos gerybės, kurias galit gyvenime pasiekti. Ir jūs pasieksit viską, jūs nugalėsit viską, ką jūs esat vertas pačiu geriausiu, ko tik tai galit būti. Ir jūs esat savo gyvenimo imperatorium, jūs esat savo gyvenimo likimų valdovų. Imperatorius, nesvarbu, tai vyras ar moteris, kas mane žiūri, tai yra žmogus, kuris sugeba valdyti savo, kuris moka valdyti, kuris turi visus psichologinius, psichinius, fizinius, visas galimybės pasiekti to, ko jis nori. Labai jums to linkiu, mėlyjei. Drąsos. Galėsit kliūtis ir aš manau, kad daugiau negaliu jau imt kortų, nes šitą pati čia pasaulis, visas pasaulis po jūsų, jūs esat palaimintas Dievo kūdikis ir tegu jums tai būna. Pasitikėkit savim, tikėkit savo galimybėm, tikėkit savo, kad jūs vertas visko, kas yra šioje pasaulyje, šioje žemėje, kad jūs vertas pačių geriausių dalykų. Išdrįskit patikėti, pažiūrėkit į veidrodį ir pasakykit savo, aš verta, žiūrėkit savo į akis veidrodį, sakykit, aš verta visų pasaulio vertybių, aš verta visų savo svajonių išsipildymų, aš verta ar vertas visų savo norų išsipildymų, aš vertas pasiekti viską, ko man reikia gyvenime ir tegul tai pildosi. Dėkit laiką ir būkit su manim.